Hey guys, what's up? Tai keletas dalykų. Šiais metais 25 loginę dariau prezentaciją, tokia labai įdomi tema nuo 0 iki 100 tūkstančių, kaip sukurti verslą be didelio kapitalo. Tai pagalvojau, iš tikrųjų atėjo laikas gal ir pasidalinti tą informaciją. Ir kartu, kas yra labai įdomu, kad visai gal peržiūrėsiu, pakomentuosiu keletą dalykų, ką sakiau, nes visai nemažai sulaukdavau žinučių. Tai visai bus smagu kartu tokį pasidaryti kažkokį eksperimentą. Tai važiuojam. Šiaip pirmas komentaras būdavo klausimas, ar baisu išeiti į scenas. Tai žinokit, pirmą kartą dalyvavau tokiam gal formato renginyje, scena nerealiai faina, tokia biškite toko vaibo. Susirinko pilna salė žmonių, beveik buvo apie 500 žmonių, plus internete ten stebėjo, tai toks, tikrai išskirtinis experiences. Kas turit galimybę eiti į logino scenas, tikrai super rekomenduoju. Žiūri, viskas nerealiai fainai gaunasi ir toks labai gerai fainai save patestuoji. Na ką, sveiki visi, taip gausiai susirinkę iš tikrųjų, nes tikėjau, kad čia. Čia toks interesting thing. Šiaip aš dieną prieš turėjau alergiją ir man žiauriai ištino lūpą. Ir čia toks, žinai, yra gal tas tikslinis toks visą laiką dalykas, kad, niekad nežinai, visokius tokius dalykus lipantis tave visiškai visomis prasmėmis viskas patestuoja ant tų scenų. Tai turėjau labai stiprią alerginę reakciją, nes kofeinį išgėriau kažkokį migdolų ten pieno kavos ar kažko ir pasirodo nežinojau, bet ištino viskas, tai nuo streso, turbūt nuo visko susidėjau. Tai jeigu ką, čia toks įdomus pastebėjimas. Čia jūs tiek prie gužės. Labai fainai, iš tikrųjų pasidalinsiu savo patirtimi per savo, nežinau, dabar jau 20 metų verslo kūrimo praktikos tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose ir tikėkime, kad kažką įsinešis iš to. Pirmas toks klausimas, nežinau, gal galite pakelti rankas, kas turi savo verslus ir čia atėjot? Aha, nemažai. O kas norėtų įkurti verslą? Dar daugiau. Tai tie, kurie turit, gal galite atkalbėti? Tuos, kurie neturi. Tai šiaip iš tikrųjų tokia labai paprasta pirma gal... Tokia sąlyga yra, kad 90% verslų statistika žlunga nepasiekus iš tikrųjų to 100 tūkstančių pajamų ir realybė yra tokia, kad kažkur 20-30% jau sudaro per pirmus metus, tai čia ta idėja, kada kolega pasakojo, labai užsihypinė ir viskas ten atrodo nerealiai fainai, bet paskui tiesiog realybė pradeda smogti. Kita ten dalis. Čia galiu paantrinti, nes aš sakyčiau, kad didžiausia entreprenystės iššūkis yra pastoviai reitereitinti tai, ką tu darai ir išlaikyti tą fokusą. Tai čia, sakyčiau, pirma pamoka, bet kam, kas nori sukurti kažkokį verslą, kurią reikėtų išmokti, yra tai, kad jeigu tu iš tikrųjų kažką nusprendai daryti, tai turi bent jau išbandyti kažkiek laiko tai daryti. Ir net jeigu visiškai nesiseka, tiesiog daryti, kartot ir paskui prieisi prie kažkokio etapo, kur kažkas pasiseks, arba prieisi prie etapo, kur sakysi, iš tikrųjų nevažiuoja, kažką reikia kitko daryti. Dalis apie pusę jų kažkur sudarė nuo 3-5 metų, ir paskui tie, kas dar liko, dar ten per 50 metus susidaro dar apie 65%. Tai jeigu taip kuri verslą, tai realiai turėtum galvoti, jisai šiandieną veikia, bet o kas bus toliau ir jau turėtum galvoti, ką reikės sekantį daryti. Ta entreprenystė yra tokia niekada nesibaigianti kelionė ir kodėl aš turiu... Čia pamoka turbūt yra ta, kad reikia nesustoti visą laiką bandyti ir daryti ir tas tavo verslas turi evoliucionuoti. Aš visą laiką sakydavau, kad yra gamtos dėsnis, viskas, kas gamtoje neauga, tas miršta. Tai taip ir versle, jeigu jis neauga, jis miršta. Teisė galbūt taip kalbėti, dėl to, kad iš tikrųjų esu serijinis, vadinkime, entrepreneris, nors save mėgstu dabar vadinti serijiniu testuotojų. Taip, ta prasme, realybė yra tokia, kad visą laiką kažką vis bandai sukurti naujo, padaryti, kažkas pavyksta geriau, kažkas pavyksta blogiau. Esu pritraukęs per 3 milijonus venture capital investicijų savo technologiniams startupais, teko dirbti su tokiais kūrėjais verslų kaip Burga ir dideliais iš tikrųjų prekės ženklais. Esam sukūrę Podbase platformą, Identify KYC sistemą, turiu 2 skaitmeninio marketingo agentūras, ir dabar turim dirbtinio intelekto vieną startuolį, Kolzi. Tai tie, kas iš tikrųjų nori, susikonektinkit su manim LinkedIn'e, tikrai mielai dalinuosi savo patirtimi, turėsit klausimų, rašykit man. Taip,
Čia tiems, kuriems sakyčiau, kurie lipa ant scenos ir galvoja, kiekvienais metais lipti ant scenos, aš labai kažkaip pastebėjau, kad daugelis pranešėjų visiškai neišnaudojo to, kad tai yra networkingo, mass networkingo opportunities ir tą tikrai siūlyčiau išnaudoti. Pirmas toks dalykas, pirma tokia pamoka, kurią reikia išmokti kuriant verslą, tai tu arba turi pinigų, arba turi laiko. Ir jeigu neturi nei to, tai tada labai blogai yra. Nes realybė yra tokia, kad tu arba turi turėti pinigų, kad galėtum pasisamdyti tos žmonės, kurie tau padės sukurti kai kurios dalykus, ten išeiti į rinką, visą kitą, rinkodarą, pardavimai, arba tu turėti laiko ir viską reikės pačiam išmokti. Šiaip toks praktinis gal pavyzdys yra, bet įmanoma tai padaryti ir tik su laiku, arba tik su pinigais. Idealiam scenariui geriausia turėti visko. Bet Podbase platforma, tiem, kas nežinot, yra tokia print on demand platforma, kuri leidžia savo dizainą užsidėti ant kažkokio tech accessories produkto, tai reiškia ten telefono dėkliuko. Ir tai buvo kolaboracija mano dirbant su Burgos įkūrėjais. Iš principo išnaudojant jų gamybos pajėgumus, kiekvienam leis dizaineriui susikurti savo Burgos produktus ir juos pardavinėti rinkoje. Ir mes per 3 mėnesius padarėm tokį visiškai pusiau veikiantį kažkokį dalyką, MVP. Jo, čia gal toks irgi kontekstas, kad dažnai žmonės bando perfekcionuoti, yra labai sunku kažką sukurti labai gero, labai greit, iš tikrųjų reikia iteracijos ir reikia to initial kažkokio customer base, kad galima būtų testuoti, bandyti žiūrėti tas MVP. Šiais laikais jisai sudėtingėja, jis nebėra toks, kad galima visiškai su kažkokiu broken šia ateiti, nes tiesiog tu sudeginsi, kaip prarasi trastą. Bet jeigu tu pastoviai iteruoji kažką, kurį darai, tai tikrai, aš sakyčiau, kad verta eiti ir bandyti testuoti, leisti rinką viską kaip įmanoma greičiau. Na ir viskas iš karto prasidėjo nuo pardavimų. Net ir neturint tokio labai gero kažkokio produkto, iš tikrųjų ėjom į rinką, kalbėjausi su kūrėjais ir pirmas klientas buvo Algis Kriščiūnas, jis mums patikėjo, mes ten sukūrėm viską, gavom per pirmą mėnesį berods 1000 užsakymų, viskas sugriuvo, subrėjo, reikėjo tvarkyti, taisyti. Jo, va čia tas tikrasis entreprenystės yra, sakyčiau, gal iššūkis yra tai, kad visų pirmas dalykas, nesėkmė yra problema, bet ir sėkmė yra problema. Tai va, Podbase mes turėjom tokį pirmą kartą gal atvirkštinį variantą, kur mūsų sistema tikrai nebuvo pasiruošusi atlaikyti ten 1000 užsakymų per kelias dienas, kurie pradėjo kristi. Nuo visko, nuo operacijos, nuo fulfillmento, nuo techninės dalies ir nuo invoicingo ir visų kitų dalykų, bet čia ir buvo tas grožis, kad tu tada labai turi greitai taisyti viską, motivacija tada maks atsiranda, žinai, ir tu gali sėdėti ir ten tvarkyti ir kol viskas susitvarko pasileistis, kai gyvenimo, tai tas tikrai yra super. Entreprenystė tokia yra, bet čia pamoka, kurią reikia išmokti, yra tai, kad pardavimai ateina prieš produktą. Tai reiškia, pradžiai pradėkit pardavinėti, o tada sukūrinėkit tą produktą. Na ir per 18 mėnesių mes iš esmės pasiekėm be jokių dėlių. Čia yra, sakyčiau, labai toksai jo teisingas vis tiek ta strategija, kurią aš dar dabar laikausi, kad pradžiai parduok, tada kažką building. Nebūtinai tu turi parduoti tiesiog idėją, bet parduok kažkokį veikiantį produktą, MVP kažką, o kažkas didelio gali atsirasti per ateinančius 12-18 mėnesių. It's still fine. Didelių ten investicijų, 100 000 mėnesinės tas pasikartojančias pajamas. Tai pamoka čia yra tokie pardavimai prieš produktą. Sales-led growth ar product-led growth, čia toks angliškai terminai, bet tai iš principo, kad reiškia, tu arba esi kai kuri verslą pardavimų ir marketingo vedamas tas augimas, arba tu esi produktų. Lietuvoje šiaip būdavo tokia, sakyčiau, gal susidarius tendencija, kad visi visą laiką daro product-led growth verslus ir šiaip daugiau gal net ir senesnių tų verslų veikia taip, kad tiesiog tu sukuri kažką labai nuostabaus, na ir jie pas tave tie klientai ateis kažkaip ir nusipirks. Tai šitas modelis, sakyčiau, labai stipriai jau nebeveikia ir jeigu norit kažką kurti, tai reikėtų tikrai fokusuoti. Čia gal pastaisyčiau, jisai, manau, veikia, tik tai, kad tu turi, ta prasme, tikrai žinoti savo audiencijas ir kaip jas prisitraukti ir kaip išeiti iki savo tų klientų. Yra tikrai ten tų būdų visokie product hunt, product launchai, ten Reddito grupės ir visą kitą, bet čia jau toks labai, sakyčiau, mikro SaaS, ten startuperių community, kur gali išbandyti tavo initial userį ir visą kitą, nes to geras pavyzdys yra Lovable, kuris šiaip ten pristatė, kiek dabar aš nepamirščiau, 100 milijonų investiciją, tapo unicornu ten per 8 mėnesius nuo nulio greičiausiai išaugusiu. Ir esmė yra ta, kad jie perfektino visą savo produktą ir kūrė uždarose bendruomenėse ten developerių, kurie iš tikrųjų buvo jų tas initial customer base'as, kuriuo jie naudojosi. O paskui, kai rollautino tokį visai gerą veikiantį rimtą produktą su jau egzistuojančiu fanbase'u ir visą kitą. Ir tai čia toks yra tikrai tų metodų, kaip padaryti.
Tik tai, kad, nu, vėlgi turi žinot, kaip tą daryti. Tai siūlau, jeigu taip yra ten kažkoks mikrosasas, ar ten jajus agentai, ar dar kažkas, tikrai tą pasidomėti ir kaip taip galima daryti. Ten dabar tos informacijos internete tikrai yra apstu. Fokusuotis į marketingą, į pardavimus, į go-to-market dalykus ir tam yra aibė vyriausių strategijų. Vėlgi, jeigu reikia, galėsime mielai ir pasidalinti nuo toliau. Bet čia geras toksai buvo mūsų 2018 metais kurtas startuolis Identify. Iš esmės, visai pradžiai toks, sakyčiau, KYC sprendimų čia nuotolinio vartotojų identifikavimo platforma. Neturėjom mes iš tikrųjų nei ten tos marketingo žinių, neturėjom tuo metu nei tos gautų kažkoks marketing strategijos, nei pardavimų kažkokios labai didelės patirties, bet turėjom laiko ir turėjom ambiciją. Tai ką darėm iš esmės, aš parašinėjau visokiems įvairiems media portalams, globaliems, ir ten Forrester, Gartneris. Sakau, žiūrėkit, mes kuriam tokį technologinį sprendimą, gal kažką galima padaryti. Ir kas atsitiko, tai toks labai nuostabus dalykas, kad Markets berods portalas atrašė ir sako, mes kaip tik kuriam dabar reportą, gal galime mes jūs ten įtraukti ir paimti interviu. Mes tą padarėm, ten pasidėjom, skiriam to laiko iš tikrųjų. Ir mus palistino ten tarp top 10 pasaulio kūrėjų ten tos technologijos. Šalia įmonės buvo tokios, kurios buvo vertos multimilijardų. Ir mes per naktį gavom, ten realiai vieno kelių lydzų, ten užklausų įmonę gavom 150 ten ir viskas ten vėl ėjo visai. Tai va, tai jeigu neturit pinigų, bet turit laiko, tai tada tiesiog, bandykite, siekit, prašykit, lauskit ir tikrai daug kas. Čia, sakyčiau, numeris 1 tokia entreprenystės irgi pamoka, kad nebijoti klausti ir prašyti. Mano geras buvo pavyzdys su Kolzi, mes turėjom tokį netgi teisinį klausimą ir nenorėjau išleisti legal pinigų ir aš parašiau tiesiog Sorainenui. Parašiau, sveiki, mes čia kuriam tokį startuolį ir norėtume pasikonsultuoti ten dėl GDPR, dėl dar kažkokių tai dalykų teisinių, ar tipo, gal, bet mes neturim pinigų. ir crazy, bet tiesiog atrašė viena ten lawyer ir mes šokam į kolą ir labai fainai jinai pakomentavo, sako, ko jums nereikia ten išrašinėti tų išaiškinimų, techninių ten dokumentų, kur tai aš tikrai mielai galiu pakomentuoti, jeigu turit klausimų. Tai va čia ta pamoka yra, kad jeigu neturi pinigų, tu vis tiek turi vieną dalyką, tai tu visą laiką gali klausti, prašyti. Žmonės padeda. Nerealu yra šiaip, bet žmonės padeda. Ir ta sėkmė irgi lydi visą laiką tos žmonės, kurie iš tikrųjų to nebijo daryti. Daug kas padės ir atsakys ir šiais toksai, sakyčiau, gal net ir organinis augimas. Kita tokia pamoka, kurią reikia išmokti, yra kiek kainuoja jūsų prekės ir paslaugos. Ir dažnai Lietuvoje, šiaip aš kalbinu kažkur per pasaulinių mastų, sakyčiau, per mėnesį pakalbinu apie 50 įvairiausių verslo savininkų, mažesnių, didesnių. Ir jie dažnai iš tikrųjų apie kainodarą labai nepamasto, nes... Čia, kad suprasti, tai aš visą laiką tiesiog turiu kalendorių, kada kažkada vienas arba kitas žmogus bukinasi, tai dažniausiai būna į savaitę, ten tikrai būdavo tokių ir po 10, po 20, kad kažkada tų kolų padarai, jie nėra tokie ilgi, jie gal būna ten 20-30 minučių, bet visą laiką verta dirbti su to savo pipeline, visą laiką verta kalbėti su žmonėm, tai čia tokia mano galbūt yra F-as ir visas požiūris ir dalintis patirtimi ir dažnai tu vis tiek sužinai kažką ir kažką iš to gauni. Kainodara toks yra dalykas, kur galvoji, tai va čia kažkoks marža, čia mano ir čia viskas gerai veikia. Tai yra didelė problema, jeigu tavo savikaina nuo tavo pardavinėjamos kainos nėra 3x daugiklio, tai yra tikrai didelė problema, nes anksčiau ir vėliau jūs susidursite su to, kad jūs tiesiog esate limituoti ir nebegalite augti. Ir yra pilna tokių. Maržingumas, aš sakyčiau, iš principo yra labai tokia svarbi tema ir šitą reikėtų dalyką mąstant nuo day one kurti. Aš šiai dienai, sakyčiau, vis laiko orientuočiausi į verslus, kur netgi turi didesnę maržą negu 60%, 80% idealiam pasaulyje, nes tu nori scalability. Be to, be scalability labai bus sunku kažką daryti, tai bus tiesiog amatas, which is fine. Jeigu jūs norite tą amatų užsiminėti, bet jeigu norit verslų užsiminėti, jūs tą savikainą nuo prekės pardavimo kainos turi būti tikrai, bent jau toks 7 minimum, čia sakyčiau. Tokių mažų verslų Lietuvoje, kurie pasiekė 20-30 tūkstančių apyvartą ir jie tiesiog per mėnesį yra strigę, nes kaip ir marketingo savo negali leisti, žmonių negali kažkokiu tai specialistų geresnių samdytis, tada augimas toks pasidaro sudėtingas ir ką tada darai. Tai idealiam pasaulyje turėtų būti ta tokia formulė, kad jūsų savikaina, jūsų parduodamų produktų kainos yra 3x, ir bent jau 70%, 60% maržingumas ir dar idealiam, tokiam, sakyčiau, scenarijui turi būti grįžtamieji klientai. Tai reiškia, kad jeigu pas jums kažkas nusipirko, tai jisai turėtų sugrįžti ir vėl. Čia 2 pamokos. Aukštas maržingumas ir returning customer ratas. Jeigu šitų 2 dalykų nėra, sėkmei bus tikrai gan sunku.
Tai idealiausiai yra, dėl to ir yra sveikiausi, tie greičiausiai augantis verslai, visokie subscription driven business, tai gali būti SaaS, B2B, tai gali būti ten produktai kažkokie, kurie yra dažno vartojimo. Tai nereiškia, kad jūs nuo day one turi tą daryti. Labai yra normalu, pavyzdžiui, turėti galbūt kažkokį, kad initial tractioną susibildinti kažkokioj kategorijoje, ten, tarkim, turėti kažkokius produktus, kuriuos galite pavienius pardavinėti ir paskui surasti, atrasti tą, bet čia, toks visą laiką reikėtų tame kontekste galvoti. Vėl nusipirkti. Ir jeigu šių kažkaip, ignoruojant, tos sakyčiau, kažkokius tokius bazinius kainodaros ir verslo modelio struktūras, tai tiesiog yra laiko klausimas, kada jūs susidurėt su tokia problema, kad yra customer cost of acquisition arba vadinamas kliento pritraukimo kaštai, jums pasidarys tiesiog per brangus, kad jūs galėtumėte ten sėkmingai kažką toliau auginti. Tai šiaip customer acquisition kaštai prieš jūsų vadinamo to kliento lifetime value, tai arba ciklo, kada jisai su jums yra jūsų klientas, ten galbūt perka 2, 3, 4 kartus iš jūsų. Tai šitie metrikai turėtų realiai atidirbti. Mes esam tokią kažkada skūrę telemedicinos startuolį Smart Vision. Ir čia turėjom tokią problemą, šiaip viskas veikia, verslo modelis veikia, turėjom finansavimą, bet mūsų pritraukimo kaštai klientų naujų būdavo nuo 50 iki 70 eurų. Mūsų per kažkokius 2 metus atradom, kad klientai perka 1-2 kartus pas mums kažkaip per tos kelis metus, ir tas 12 mėnesių toks lifetime value yra 70. Tai tavo maržingumas tiesiog yra toks kažkoks. Ir tada iš tikrųjų prasideda tokia problema, net jeigu turi visai verslą gerą, jis visai gerai generuoja pajamas, tau augt, sėkmingai išeiti kažkur kitas naujas rinkas ar dar kažką padaryti, yra be galo sunku, nes tau tiesiog net nebeužtenka ten, sakyčiau, to ir venture capital pinigų reikia labai didelių tokių pinigų, prasideda ten 10-100 milijonų, jeigu norit kažką rimtesnio padaryti. Dar gal toks vienas dalykas, apie kurį mažau Lietuvoje mažai kas kalba, tai yra funelis, toks keistas terminologija, bet daugelis verslų, su kuriais šiaip paklausęs, koks jūs yra tas klientų. Funelis yra turbūt toks keiksmažodis, kurį daug kas pradėjo nartoti, bet tikrai siūlau, jeigu turit verslą, nežinot, koks jūsų yra customer acquisition funelis, tai turit didelę problemą arba neišnaudoti potencialą. Taip, vienas iš dviejų. Klientų pritraukimo tunelis arba funelis ir visi taip, net nėra ką iš tikrųjų atsakyti. Nes niekas nežino dažnai, arba ten laukia kažkokių užklausų, kol ateis čia kaip tie restoranų biznis labai mėgsta laukti, kol penktadienį pas tave klientai ateis, šeštadienį ir tada vėl savaitė prasideda nuo nulio. Tai iš tikrųjų reikia turėti tą. Toks irgi visą laiką norėjau pakomentuoti, reikėtų šiaip kažkada gal net sakiau rašyti kažkokį turinį, kadangi pats esu dirbęs su maisto industrija, tai aš sakyčiau, kad restoranai labiausiai yra neišnaudojantys savo marketingo. Dabar jau yra visai neblogai restoranai, kurie darantis, ten gruzinų yra labai geras pavyzdys, kaip jie socialinę mediją super gerai išnaudoja, ten tiesiog su vieno formato video, kurie eina viral, tiesiog veikia ir jie postina. Ir dėl to tiesiog Vilniuje prie to ten Kalvarijų turgui, prie to Restikos stovi eilės. Žinoma, tu turi daryti gerą produktą. Tai jeigu tavo maistas prastas, tai tavo social media gal ir tave išgelbės, ten pirmus kartus duos, bet tada nebus to grįžtamojo kliento. O restoranuose yra labai svarbu turėti grįžtamus klientus. Geras pavyzdys su to pačiu gruzinu yra tai, kad mes su draugų kompanija visą laiką bent jau kartą į 2 mėnesius ar mėnesį ten apsilankome. Ir čia yra, ir mūsų ateina 4-5, mes išleidžiam ten galbūt 100-200 eurų kiekvieną kartą. Tai va čia yra ta prasme ta logika, kurią tu turi mąstyti ir jinai visose versluose veikia. Turi būti recurring customer revenue, tai reiškia, kad grįžtamieji klientai ir lojalumas kažkoks. Tai vat mes lygiai taip pat darydavom Didžiojoje Britanijoje, kažkada aš darinėjau, vyščiau ten tokį kavinių tinklą ir net ne 1-2 skirtingus ir mūsų 70%, 60%, sakyčiau, revenue, net ir tokiam Londone, kurio pilna tų turistų ir visą kitą, būdavo iš lojalių klientų, reguliarių klientų ir tu turi subildinti santykius su tais klientais, o 30-40% būdavo iš visokių turistų, praeivių ir visą kitą. Ir tai tada suveikia verslui, nes tas tavo 60% jis užtikrina tavo, kad tu gali tokią bazę turėti verslui pajamų, kurie visą laiką bus ten tavo nulinis tas pelningumas galbūt, bet tai užtikrins tavo kaštus, kad visus padengi, o tas tada 30-40% ateinančių klientų bus tavo pelnas, iš kurio tu iš esmės uždirbsi, iš kurios rautų. Ta strategija jų yra begalės apstu, bet šitas keywordas yra funelis, apie jį reikėtų kalbėti, galvoti, kuriant verslą arba jau turint verslą ir tiksliai įsivardinti, kaip tai veikia, kodėl tai veikia kiekvienam stepsi. Čia labai paprastas pavyzdys yra, nes
dirbom su vienu tokiu nišiniu kvepalų brandu, internetu pardavinėja kvepalus. Sunkus dalykas, nes, iš esmės, kvepalai, internetas, kaip ten tą kvapą dabar žinot, kadangi tai yra unikalus produktas kuriamas, kaip parduot. Tai mes turėjom tiesiog labai stiprų, jam padėjom susidėlioti pasiūlymą, tai vadinama offerį. Yra mažos prekės kažkoks transactionas pirmas pasiūlymas, na ir paskui prasideda ten email marketingas ir targetingo adsai ir contentas. Tai čia tiesiog yra mėgintuvėliai parduodami. Tai yra pirma maža tokia transakcija, kad klientas galėtų kažkaip išbandyti ir turėti kažkokį touchpointą su jūsų to prekės ženklu, su jūsų verslu, kur jūs galite tada įrodyti savo tą klientų aptarnavimo kokybę, savo prekės produkto kokybę ir šiek tiek susidraugauti, susipažinti. Antras dalykas, tuomet seka tas mažas ticket offeris, tai yra kažkoks šitoje atveju mėgintuvėlis, kuris už kelis eurus galbūt klientas gali nusipirkti. Ir to pasekoje mes realiai turim tokią labai sveiką augimo tendenciją, kur kiekvienas investuotas euras į marketingą turi beveik 8 grąžos. Na ir čia 2 mėnesių perspektyvoje mes galime pasiekti 60 000 eurų apyvartą, be kažkokių labai didelių, ten agresyvesnių, tokių, sakyčiau, arba sudėtingų, komplikuotų kažkokių tai sprendimų, kuriuos reikia įkurti. Tai padarom šitos dalykus, trečias eina email marketingas, šiaip Lietuvoje, sakyčiau, dar tikrai labai daugelis verslų neišnaudoja to dalyko, kai kurie išnaudoja labai baziniam tokiam lygmenyje, ten kažkada kažkokį naujienlaiškį išsiunčia, tai yra, sakyčiau, dabar jau privalomus ir reikėtų tikrai daryti. Na ir kitas toksai dalykas yra contentas, nežinau, kas vakar galbūt buvo prezentacijai ir buvo Burgos CMO kalbėjo, ir jie kalbėjo, kiek jie sukuria kontento vienetų per mėnesį, ten šie skaičiai 50 000 kontento vienetų, kas yra crazy, ne? Ten turi visos komandos, kurios dirba. Tai kontentas šiai dieną arba turinys yra... Čia galbūt irgi verta paminėti, ką aš supratau, net kažkada ir dirbdamas šalia Burgos įkūrėjų, yra tai, kad nors jų produktas yra ten tech aksesorika, dėkliukai ir su mada susiję stiliai, dizainai, jų iš tikrųjų tikroji stiprybė yra keliuose aspektuose. Visų pirma, tai jie turi nerealiai stiprų marketingo teamą. Ta prasme, jie turi production shoot studijos, jie ten tokius dalykus išdarinėja, kad yra wow, tai jie visų pirma yra much more marketing company negu bet kas kitas. Ir visų antra, jie aunina visą produkciją, tai reiškia, jų produkcija yra jų pačių gaminama, tai, ten vėlgi kažkokiam kontekste, aišku, ne 100%, bet tai tas dalykas jiems tokį duoda unfair advantage, apie kurį šiaip iš šono žiūrint, galbūt tu nelabai galėtum jo ir įvardinti, bet ten yra kažkoks 20% maržingumas visur, ar ten 30%, kuris atsiranda ir kuris leidžia tau su cash flow labai agresyviai auginti ir scalinti. Ir aš net neabejoju, kad Burga tikrai bus unicornas, jeigu jie jau juo nėra dar dabar. Iš esmės, man atrodo, ten artėja prie 100 milijonų apyvartos, kas, sakyčiau, turbūt jau jos daro unicorną. Ta prasme, must. Tai jeigu neturit ten, nežinau, kažkokio didelio marketinginio biudžeto užsipirkti reklamos, turinį kurti reikia. Ir jį reikia kurti organinį, reikia kurti mokamą, reikia turėti strategiją tam ir tas creative, pavadinkime, strategija yra labai svarbi irgi. Tai šitos terminus reikėtų šiaip taip savo gal išsistudijuoti, suprasti, sužinoti, įsigilinti juos ir juos išnaudoti. Toksai bonus galbūt irgi, kurį norėjau pridėti, tai yra tai, kad kokius įrankius naudoti, jeigu šiaip kuri tą tokį mažą verslą savo jauną ir ką daryti ir kaip tai daryti. Tai šiai dienai, sakyčiau, marketingui vienareikšmiškai yra Shopify'us, kuris gali padėti jums ten sukurti e-komercijos sprendimus, net ir nebūtinai e-komercijos, bet šiaip geriausiai yra testuotis, turite idėją, sukurkite kažkokį landing page'ą, įmeskite 500 į Facebook adsus vadinamus ir turėsite visai gerą grąžą, sužinosite kur kas daugiau, negu ten bandydami manifestuoti kažkokiu tai ir bandydami išpolišint visą tą savo verslo idėją. Ir čia šiaip didžioji dalis, aš manyčiau, žmonių padaro tą klaidą, kad jie per daug susirga tuo, kad jie ten kuria, bando savo galvoj ten iš ten sukurti prekės ženklą, dažnai daug kas visi pradeda į logo fokusuotis, tai dizainą, į spalvas, į dar kažką kuriant verslą, niekam nerūpi šiaip iš tikrųjų, žinokit. Juoda, balta. Čia sakyčiau, gal brando buildingo tema yra tikrai didelis dalykas, nes daugelis žmonių obsesively bando kažką perfektinti, nes iš tikrųjų tai visiškai nejudina needlo. Aš sakyčiau, ką reikia tikrai fokusuotis obsesively, tai yra offeris, tai yra numeris vienam, koks yra jūsų offeris, koks yra jūsų funelis su to offeriu ir kiek kainuoja jums acquisitionas initial customerio. Ir tą acquisitioną jūs turite kaip įmanoma de-riskinti. Jeigu jūs esate nežinomas prekės ženklas, jeigu paslauga jūsų yra nežinoma, jeigu jūs tai, ką jūs siūlote, yra visiškai
nežinoma ten visą kitą rinkoje, darote mažą offerį, kuris visiškai sukuria visiškai eliminuoja riziką, nes kai žmonės tada išbandys ir sakys, okay, jo, čia yra really, really awesome, ką jūs daro, tada jūs galite bildinti ant to verslą. Bet pradžioj jums reikia kažkokio tai audienso žmonių, kažkokių klientų, kurie bent jau dalintųsi feedbacku ir idėjom ir visą kitą. Ir šiaip išbandytų jūs tas reikės. Baltą plus vieną spalvą, kokią norit, pasirinkit, važiuokit. Yra Canva, tikrai padės tą pasidaryti. Frameris šitoks yra toolsas, kuris šiaip labiau gal padeda tokius šustresnius jau webus pasidaryti, kas labiau ten norit kažkokio tokio unikalesnio. Meta, numeris 1 advertisingo kanalas ir dar kuris laikas tikrai išliks. Pardavimus, jeigu norite tiesioginius daryti, tai Google'as labai fainai jums leidžia susikurti pašto dėžutės, bet tas mokamas Google'as, ne tas nemokamas. 5 eurai berods kainuoja per mėnesį. Apollo turi per 300 milijonų kontaktų bazę. Ten galite surasti visų žmonių telefonų numerius ir mailus. Ir galite savo pasitikrinti, yra crazy, nes ten jūs tikrai esat. Tai galite visiems rašinėti. LinkedInas yra, sakyčiau, toks augantis kanalas, kurį labai nedaug išnaudoja verslo savininkų. Dabar jau šiek tiek daugiau matau ir turinio kūrėjų, bet tai yra vis tiek nerealus dalykas, kurį jūs šiandieną galite monetizuoti, tiesiog rašyti visiems žmonėms, siūlyti savo paslaugas, kol kas ten nėra labai tokių didelių apribojimų ir tas ryčias gerai veikia ir viskas. Operacijoms, finansams labai nuostabus dabar įrankis toks yra Atėjo išėjęs, tai yra CRM-as, kuris padeda jūsų tą visą klientų informaciją surinkti pas save, turėti jo, valdyti efektyviai ir jis yra nemokamas. Vėlgi visi šitie įrankiai turi kažkokį nemokamą planą, Revolutas bankinimui, ir tas Notionas, galite ten užduotis kurtis dar kažką. Visų šitų dalykų jums užteks tikrai sukurti kažką labai labai gero. Produkto vystymui yra vienintelis dalykas, ko jums reikia, tai yra feedback iš klientų. Neturit klientų, nebus feedbacko, labai sunkiai seksis. Mes kažkada su broliu esame įkūrę e-komercijos projektą, kur per 12 mėnesių pasiekėm ten 300 000 apyvartą, realiai viskas organiniu būdu augo. Vėlgi ten per Facebook advertisingą, bet nereikėjo jokių investicijų išorinių pristraukti. Vienas momentas toks įvyko, kada buvo lūžis, tai yra tada, kada aš tiesiog nutariau paskambinti klientams arba tiems, kurie pas mumis užėjo į svetainę, bet nenusipirko prekių, bet paliko savo kontaktinius ten duomenis, būna tie vadinami abandoned kartai. Jo, čia abandoned kartų, iš ko, kas yra įdomiausia, kad iš šitos istorijos, kai mes turėjom tą komercijos projektą su Bildinom, gimė Callzy AI, tai yra AI agentas, kuris iš principo gali automatu skambinti tos abandoned kartus, pasikalbėti, pasiūlyti discountus personalizuotus useriams, ir coverinti tuos prarastas pajamas. Ir šiaip yra crazy, kiek iš tikrųjų žmonės palieka toje vietoje, jeigu jūs randinate ten e-commerce kažkokį tai prekės ženklą, tai yra wow, žinokit, ta prasme, ten tikrai yra neatrasti arodai ir siūlau visiems pasižiūrėti, nes šiaip apie 70% visų customerių ten nusilendina. Ir wow, kiek ten sužinai visko, kodėl kažkas perka ar neperka. Tai vien tik tai padarydamas, aš taip atsisėsdavau ir kiekvieną dieną ten paskambinėdavau 10-20 skambučių per dieną. Mes šiek tiek pakoregavom pasiūlymą, pakoregavom produktą, pakoregavom kainodarą, pridėjom kažkokiu ten dalykėlių ir viskas tiesiog išsprogo. Tai tie, kas to nedaro, labai rekomenduoju šį palaikyti tą ryšį su savo klientais, kalbėtis. Tai va, ir toks paskutinis, šiaip gan yra sunku iš tikrųjų viską išreikšti ir papasakoti per 15 minučių, bet tikrai mielai dalinuosi visą savo patirtimi. Nuskanuokite QR kodą, prisijungkite, pakvieskite arba pafollowinkite LinkedIn'e. Aš mielai pasidalinsiu visų tokių, gal net sakyčiau, keidžių arba playbookų, kaip iš tikrųjų kokias strategijas naudoti, kokiose stadijose, kaip tiesioginius pardavimus išnaudoti kaip kanalą, kaip marketingą išnaudoti ir kaip susikurti turinį ir tą verslą, kuris pasieks 100 000 eurų ribą. Ačiū. Tai va, jo, tikrai galiu mielai pasidalinti. Kiekvienas keisas yra unikalus, šiaip to turinio tokio gal ir nepakūriau, nes tiesiog prisėdau daryti ir paskui supratau, kad yra per daug įvairiausių anglų, bet mielai vis laiką dalinuosi patirtimi, tai tie, kas turi kažkokį verslą ir struglinat ir dar kažką, ir nežinot ką daryti, tai mielai rašykite, pasikalbėkite ir aš mielai pasidalinsiu savo patirtimi ir galbūt kartu pasieksime tą 100K ribą. Cheers.